Gerai, tai kaip vertinate, gerbiamas Dangi, šią ūkininkų akciją, kaip Dotnuva Baltic ar palaiko žemdirbius, ar galbūt tie reikalavimai yra pernelyg emociniai, galbūt politiniai, koks apskritai Dotnuva Baltic požiūris į tai? Tai turbūt pirmiausia reikėtų pradėti nuo to, kokia yra šiandien dienai situacija žemės ūkyje. Tai jeigu vertinsim, vat praeiti metai tik užsidarė ir labai akivaizdžiai matosi traktorių, pavyzdžiui, registras, kur matome 25% netgi traktorių registro kritimą. Tai automatiškai parodo, kad pati rinka traukiasi 25%. Ir tai atsispindi ir kituose produktuose, ir kombainuose, iš tikrųjų, ir visoje prikabinamoj technikui. Tai tikrai labai paprastas ir akivaizdus, kaip sakau, pamatuojamas rezultatas, kuris parodo, kad situacija tikrai nėra lengva. Kodėl ji nėra lengva? Akivaizdu, kadangi jeigu mes pažiūrėsime grūdų kaina paskutiniu laikotarpiu yra žemiausia istoriškai. Pieno kaina praeitais metais tikrai buvo didžiausiose žemumose ir turbūt kai kuriems ūkiams vos dengė kaštus gamybos. Praeitų metų turbūt trąšos, jeigu imsim žieminius javus, kas ėjo 22 metais ir 23 kūliai, pačios trąšos ir visi kiti, sakykime, inputai, kaip mes vadiname, buvo ganėtinai aukšti, tad grūdų savikaina tikrai aukšta, o grūdų kaina žema. Tai viskas automatiškai įtakoja ir tikrai susidėjo labai sudėtingas laikotarpis praeiti metai. Toliau reikia pripažinti, kad bankų finansavimas irgi jisai stringa, nes palūkanos Euriboras paaugo ir tai jaučia kiekvienas iš mūsų, sakykime, kuris turi paskolas, o supraskim, kad versle, žemės ūkyje paskolų tikrai yra nemažai ir tada ta našta dar padidėja. Tai visa tai įtakojo į pačios rinkos susitraukimą ir tikrai įstūmė visą Lietuvos ir turbūt didžiąją dalį Europos, jeigu mes imsim ir Vokietijoje, ir Prancūzijoje, mes matom tikrai labai panašią situaciją, kur ūkiai susiduria su sunkumais grąžinti, sakykime, paimtus kreditus, su sunkumais padengti įsiskolinimus trąšų ir sėklų, pavyzdžiui, tiekėjams. Tai tas laikotarpis yra tikrai sudėtingas ir suprantama, kad jeigu vyksta politiniai sprendimai ir prie to prisideda, aišku, visas ES žaliasis kursas, visi tie sprendimai yra priimti, sakykime, Europos mastu ir žinoma, tokiu sunkiu laikotarpiu, keičiant, sakykime, sąlygas, keičiant reikalavimus, žemės ūkis ir dirbantys jame reaguoja daug jautriau, tada atsiranda ir emocija, ir atsiranda įvairių kitokių įtampų, bet faktas viską reikia, kaip ir aš sakau, visą laiką sverti faktais ir vertinti tikrai labai adekvačiai. Tai, kaip sakau, situacija nėra lengva ir suprantamas, kodėl organizuojama ši akcija. Mes, Dotnuva, esame pilnai palaikomi ūkininkus ir ūkio subjektus ir bendrovės, kadangi esame tiesiogiai priklausomi ir tiesiogiai dirbame šioje sferoje. Tai tas palaikymas mūsų yra turbūt jau ilgalaikis. Mes daug metų dirbame kartu su ūkininkais, siūlom pačius įvairiausius sprendimus ūkiams, kaip naudoti modernę techniką, kaip jos pagalba mažinti kaštus, ūkio kaštus. Tai ką minėjau, sakykime, dėl tų aukštų palūkanų, tai dažniausiai finansavimas ūkininkams yra labai aktualus. Tai mūsų kompanija siūlo didžiąją dalį technikos nulinės palūkanas. Tai padeda, sakykime, ūkininkam toliau investuoti ir žiūrėti į ateitį visgi. Lygiai toj pačioj situacijoje mes esam, sakykime, su skolų situacijų, sakykime, ne visi ūkiai gali apsimokėti šiandien, kaip minėjau. Tai ieškome įvairiausių sprendimų, nukėlinėjame mokėjimus ir panašiai. Tai kaip ir sakau, mes visada palaikom ir visada stengiamės surasti geriausius sprendimus ūkiams. Tai aš netgi ir įsivaizduoju, kad netgi ir
atliepiant to drakoniško žaliojo kurso reikalavimus, stengiantis prisitaikyti prie jų, Dotnuva Baltic irgi turit kažkokių, matyti, sprendimų, būtent moderniai ūkininkauti. Gal paminėkit porą tokių atvejų. Žinoma, tai tikrai tų sprendimų žaliajam kursui, aišku, pats žaliasis kursas jis labai yra platus, yra daug aspektų ir daug dedamųjų, bet visgi orientacija į neariminę žemdirbystę, minimalų dirbimą arba maksimalus lygis yra tiesioginiai sėjai, tai mes siūlome visą techniką tiesioginiai sėjai, juostiniai sėjai ir aišku, skaitmenizacija, kas yra svarbiausia, irgi yra šalia. Tai žaliasis kursas, mes matom, jisai buvo labai, sakykime, koncentruotas ir išreikštas labai stipriai, kad turėsime sumažinti, sakykime, augalų apsaugos priemonių, trąšų kiekį ir panašiai. Bet kaip ir mes kalbam, kai kurie mūsų modernūs ūkiai jau tai yra padarę ir ganėtinai senai, prieš 3 metus ir sumažinti tą trąšų kiekį, kada jau tu esi pilnai optimizavęs, skaitmenizavęs viską, tokiam ūkiui nėra įmanoma. Tai ir ką matome dabar pastaruoju metu, pats žaliasis kursas ES, jisai šiek tiek švelnėja, nes svarbiausia, kad nėra sprendimų, kaip pakeisti. Kaip pavyzdys, dabar kalbama irgi labai plačiai ir apie ką kalba ir ūkininkai šiandien dienai proteste dėl kompensuojamo žaliojo vadinamo dyzelino panaudojimo ir jo kiekio mažinimo. Ne? Tai lyg tai stengiamės apsaugoti gamtą ir sumažinti jos taršą ir panašiai dėl kietųjų dalelių išmetimų, bet neturim sprendimo, kuo pakeisti. Kol kas šiandien dienai tikrai negali nei vienas gamintojas pasiūlyti elektrinio traktoriaus, kuris galėtų vystyti 500 arklių ar daugiau. Dujiniai traktoriai dar tik tai ateina biometano pagrindu, bet mes šiandien dienai kaip valstybė neturim pasiruošę biometano gamybos pakankamos, kad galėtume viską užtikrinti. Tai tas kelias dar yra tolimas ir svarbiausia, jis nėra pilnai pritaikytas, kad visi gamintojai galėtų pasiūlyti tą sprendimą. Ir kaip visi reikalavimai yra pirmiau, nei yra sprendimai. Tai galbūt vadinasi neatsitiktinai ūkininkai tas problemas kelia ir jau sako, daugiau nebeįmanoma, gana. Tikrai, ta prasme, protestai ir kėlimas problemų yra tai labai teisingas ir, sakyčiau, demokratijos normaliai išraiška. Tai kiekviena, taip kaip matom protestuojančius mokytojus ir sakykime, kitus infrastruktūrų darbuotojus ir panašiai, taip ir žemdirbiai turi teisę protestuoti, kelti klausimus ir problemas. Ir svarbiausia, apie tas klausimus ir problemas reikia labai aiškiai įvardinti faktais, ką turėjome anksčiau, ką turime šiandieną, kodėl negalime įgyvendinti jų ir tiesiog susitarti, kada jos turėtų būti įgyvendinamos per kokį laikotarpį. Šiandien dienai taip yra, matom, sprendimų, kurie yra nuleidžiami tiesiog be jokių diskusijų, be tarimuose, sakykime, su Žemės ūkio technikos asociacija, be jokių svarstymų su Žemės ūkio atstovais. Ir tai yra jau ne demokratija, o turbūt autokratija. Tai čia šitoj vietoj tikrai viskas yra, manau, teisingai ir ta diskusija, jeigu mes matom, kad žemdirbių ir Žemės ūkio atstovų niekas negirdi, tikrai teisė protestuoti yra ir viskas čia, kaip sakau, demokratijos normaliai išraiška. Aha. Dar toks dalykas, kurį nepaklausiau jūsų, tai pernai metais berods Dotnuva Baltic atidarė naują pieno fermą ir ūkininkai kelia taip pat vieną iš reikalavimų, kad būtų atnaujinta pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama būtent pieno gamintojams, nes pieno ūkis gilioje krizėje, masiškai užsidaro ūkiai. Kaip jūs galėtumėte įvertinti šitą situaciją pienininkystėje? Žinoma, pienininkystė yra irgi vienas iš verslo šakų. Ir reikia suprasti, kad pienininkystėje turbūt mes matom labai aiškę kryptį visos Europos ir to pačio Pabaltijo mastu.
kad pienininkystės ūkiai stambėja. Šeimos ūkiai taip, jie gali būti rinkoje ir viskas gerai, bet jie turi, kaip sakoma, rasti savo nišą ir dažniausiai, jeigu mes žvelgsim į vakarų Europą, pienininkystės ūkiai, šeimos ūkiai išliko mažesni tik tai tada, kada jie turėjo savo produkciją, savo perdirbimą ir panašiai, išskirtinį produktą. Bet jeigu mes kalbame apie pramoninius ūkius, dėja, pramoniniai ūkiai turi stambėti ir kitos išeities nėra. Ir mes matome tikrai tą kitimą ūkių, kurie nusprendžia, kad tikrai jie pasilieka pienininkystėj, jie eina į vieninteliu keliu, dvigubinasi, sakykime, savo karvių kiekį, primelžiamo pieno kiekį ir mato ateitį pienininkystėje. Ir ateitis turbūt, jeigu mes pasižiūrėsime į Estijos ūkius, Estijoje praktiškai nėra mažesnio pienininkystės ūkio nei 100 karvių, o didžioji dalis yra daugiau nei 500 karvių. Tai matyt, dar vienas toks kelias galėtų būti kooperacija, matyt, kad tie ūkiai kooperuotųsi daugiau. Žinoma, kooperacija, bet kooperacija turi irgi būti labai tikslinga, sakykime, su panaudojimu technikos našios ir sakykime, galinčios paruošti greitai kokybišką pašarą, pasinaudojimo keliose ūkiuose ir panašiai. Tai kooperacija visada ji yra, bet šiandien dienai mūsų kooperacija yra tiesiog, kad susimeskim kartu ir mes turėsim daugiau pieno. Ne, kooperacija nėra apie tai. Kooperacija yra apie technikos panaudojimą, apie bendrus užpirkimus, apie bendrus pardavimus. Ir svarbiausia, kad kooperacijos tikslas visgi kiekvienas ūkis turi būti padidinti savo našumą. Taip, padidinti našumą, kaip ir sakau, galima tik tai vieninteliu keliu, kur nuėjo Estija. Šiandien dienai jūs turbūt prisimenat, kad 21 metų Estijos pieno ūkiai buvo numeris 1 visoje Europoje pagal primilžį tenkantį vienai karvei. Tai rodo, kad tai veikia, visas modelis tikrai veikia ir atneša rezultatą, kada mes turim maksimalų primilžį, kada valstybė orientuoja, sakykime, į genetiką ir ūkių stiprinimą. Tai čia, aišku, yra ne tik tai, sakykime, viskas susiję, ką sprendžia ūkininkas, bet kaip ir valstybės žemės ūkio politika padeda orientuoti, kur mes norim būti po 10 metų, po 20 metų. Aišku. Čia yra labai svarbu. O ta politika šiandien dienai taip yra tokia, kokia yra ir ją reikia padėti formuoti vyriausybei, kuri šiandien dienai žiūri į trumpalaikės sprendimus. Aišku. Gerai, ačiū Jums labai ir linkime sėkmės Jūsų įmonėje. Iki. Ačiū Gediminai, linkiu tikrai visiems vienybės svarbiausia ir susitelkimo ir sėkmingų ateinančių metų. Kaip parašė vienas ūkininkas, kuomet kažkas suabejojo tų laužų akciją, parašė, jūs pirma prie laužų susivienykit, o po to siekite didesnių piketų. Tikra tiesa, tai nėra paprasta suburti bendruomenę ir visiems būti vieningams, nes turbūt mes puikiai matome, Lietuva yra labai diferencifikuota ir daug turime skirtingų ūkių, skirtingų interesų ir tai yra suprantama, bet kaip sakau, demokratija tuo ir yra įdomi ir smagi, kad mes galime išreikšti viešai savo kiekvienas nuomonę. Aišku. Iki tada, ačiū. Dėkui, iki Gediminai.